Taigi sveiki ir šiandien filmuojame antrąjį šio sezono Korca į tokį epizodą ir šį epizodą remia Kauno kolegija. Šiandien esu svečiuose Šilalėje, kur pakalbinsiu Šilalės komandos trenerį ir žaidėją Liną. Sveiki, Linai. Sveiki. Tai pradėkim galbūt nuo to, kad esate žaidęs ir Lietuvos krepšinio lygoje, ir nacionalinėje krepšinio lygoje. Tai kasgi atvedė jūs į Šilalės regionų krepšinio lygos komandą? Į Šilalės regionų krepšinio komandą mane atvedė amžius turbūt, nes keliauja iš lygos į lygą laipteliai žemiau vien dėl to, kad jau nebegali žaisti aukštesniam lygiui. Čia yra pirmas. Antras dalykas yra tai, kad tai yra mano gimtojo miesto komanda. Manau, tai yra pagrindiniai faktoriai. Taip pat nepaslaptis, kad Šilalės komandoje esate ne tik žaidėjas, bet ir, kaip minėjau, treneris. Tai kaip pavyksta derinti šiuos du dalykus ir kasgi vis dėlto pareikalauja daugiau jėgų ir atsidavimo? Čia tas atsidavimas tokie skirtingi dalykai. Tu aikštelėje gal labiau atsiduodi fiziškai kažkiek tais, o kada esi treneris, tai tu skiri tam laiko labiau analizuodamas ir paruošdamas komandą kovom. Tai čia du tokie skirtingi niuansai, bet, kaip pasakius, dar nesu nei toj pusėje, nei toj pusėje, toksai esu per patį vidurį, tai dar labiau skaitau gal save kaip žaidėją negu trenerių. Bet viskas ir prasidėjo nuo to žaidėjo rolės, tai kaipgi sugalvojot vis dėlto pereiti prie treniravimo? Sugalvojau vien dėl to, kad turiu patirties bagažą ir norėjau tą patirtim pasidalinti su mūsų miesto jaunais žaidėjais ir aš manau, kad tai galiu padaryti. Ir kai pats augau, tai kaip ir neturėjau kažko tais Šilalėje, į kurį galėčiau kreiptis, tai buvo toksai savamokslis daugiau. Tai jeigu savo bagažą žinių galiu kažkam tais atiduoti, tai man suteikia džiaugsmą. Taip pat jūsų žaidėjo karjera yra tikrai labai įvairi, kaip ir minėjau jau pradžioje. Tai ką laikytumėt vis dėlto savo tuo svarbiausiu karjeros momentu? Ar yra galbūt rungtynės ar sezonas, kuris labiausiai įsiminė ir yra ta viršūnė? Tokių sezonų buvo gan daug, būdavo tokių ir nelabai sėkmingų, ir labai sėkmingų. Tai ta viršūnė buvo turbūt, kai užsienį laimėjau pirmą vietą su klubu. Tai gal buvo tas toksai įsimintiniausias momentas, nes buvom gera komanda, gerai sukomplektuota, visi stengiamės ir galų gale laimėjom. Tai pakalbėkime ir apie tai, kaip prasidėjo jūsų ta krepšinio kelionė, kas buvo tas pradinis taškas? Pradinis taškas turbūt buvo, kas labiausiai užmotivavo, tai yra televizorius, į kurį žiūrėdavom varžybas seniau ir bandydavom imituoti judesius ir taip toliau lauko aikšteliai. Toliau to pasiekoje pradėjau eiti į treniruotės čia Šilalės mieste pas Redą Vaškienę, mano pirmąją trenerę. Ir galų gale buvo galimybė išvažiuoti į Ameriką, tenai mokintis ir studijuoti, tuo pačiu metu ir žaisti. Ir po to grįžau į Europą žaisti profesionalų lygį. Taip pat pavardė ir mano žinios užduoda, kad esate Kauno Žalgirio žaidėjo Luko Lekavičiaus brolis. Tai pakalbėkime ir apie tai, koks buvo jūsų santykis vaikystėje ir koks jis yra dabar ir ar nebuvo kažkokių tai pykčių dėl tos krepšinio aikštelės? Santykis buvo toksai, kad aš truputėlį esu už jį vyresnis, tai mūsų bendravimas kažkiek tais nutrūko, kaip aš išvažiavau studijuoti į Ameriką. Bet dabar santykis yra daug artimesnis, nes jau mes, kaip pasakius, gyvenam arčiau vienas kito, tai yra pirmas dalykas ir mūsų sieja krepšinis, nes tuo metu, kaip aš išvažiavau, jisai gal žaisdavo savo amžiaus vaikais. Dabar šiuo metu, mes palaikom vienas kitą, bendraujam pastoviai ir susitinkam gan dažnai. Pakalbėkime šiek tiek daugiau ir apie jūsų Šilalės komandą. Tai kadangi sezonas dar tik prasideda, tai kaipgi sekėsi sukomplektuoti komandą ir kaip komandos lūkesčiai pildosi dabar? Aš galvoju, kad mes komplektuojam komandas pagal galimybę, ką mes turim, ką mes galim prisišaukti į savo klubą ir
kada jau atvažiuoja, mes jau stengiamės paruošti taip, kad turėtumėm sėkmingą sezoną. Aš manau, kad ta pati komplektacija praėjo visai gerai, bet dabar tik tai reikia susižaisti ir tą įrodyti aikštelėje. O kokie yra komandos tikslai šiame sezone ir galbūt kas atrodo jums yra didžiausias iššūkis? Pagrindinis tikslas yra patekti į atkrintamąsias ir tenai sukovoti. Manau, tai dauguma RKL klubo tokie tikslai. Tai pažiūrėjus praeitų metų sezoną, mes patekome į atkrintamąsias ir per plauką vos nepatekom dar į kitą etapą. Tai aš manau, kad jeigu mes pereisim į atkrintamąsias, mes tikrai sukovosim ir galėsim gal netgi ir pereiti tą kitą etapą. Esminis dalykas, kad visi būtų sveiki, kad niekas negautų traumų ir jeigu taip ir įvyks, tikrai aš tikiu, kad mes susižaisim ir sezono gale rodysim rezultatą. Pakalbėkim ir apie komandos sirgalius. Tai kokiegi fanai yra Šilalėje? Fanai iš ties yra nuostabus. Kai mes žaisdavom Simono Godiešiaus vidurinės mokyklos salėje, tai jų prisirinkdavo labai daug ir atrodydavo, kad tiesiog lūždavo balkonai. Tai dabar esame naujoje salėje ir tikimės tokio pačio palaikymo, gal netgi daugiau sirgalių šiais metais. Na ir kaip manot, kaip toliau vystysis jūsų ta krepšinio kelionė? Ar ta dabartinė komandos vyriausiojo trenerio rolė ir išduoda ateities planus? Sunku pasakyti, nes reikia pabūti toj vienoj roliai kažkiek tais laiko. Jau kaip krepšininko rolėje esu pabuvęs, o dabar esu, kaip minėjau, per tą viduriuką. Nei krepšininkas, nei treneris. Tai ateis laikas, manau, laikas parodys, nes galų gale reikia apsisuoti ties vienu, kada būsiu treneriu, tai tada ir galėsiu realiai pasižiūrėti savo galimybės, ar man tai patinka ar nepatinka, bet šiuo metu viskas linksta link to. Tai ačiū Jums, Linai, už pokalbį ir mes susitiksime jau visai greitai kitame Courtside Talk laidos epizode.